Bangaranga. Sveiki, čia trumpos NT žinios. Šiandieną pradėjom ne nuo kvadratinių metrų, o nuo muzikos. Sveikinimai Bulgarijai. Bulgarija ką tik laimėjo 2026 m. Euroviziją Vienoje su atlikėja Dara ir daina Bangaranga. Tai pirmoji Bulgarijos pergalė Eurovizijoje surinkusi 516 taškų. Ir kol visa Europa dainuoja Bangaranga, aš pagalvojau gerai. O kas vyksta su Bulgarijos nekilnojamąjį turtu? Ar ten tik saulė, kalnai ir pigus apartamentai prie jūros, ar jau rimta investicinė kryptis? Trumpai apie Bulgariją. Bulgarija yra ES šalis, Balkanų regione, ji turi visko: Juodosios jūros pakrantę, kalnus, slidinėjimo kurortus, Sofiją, istorinius miestus, pigesnį pragyvenimą ir gana įdomų ant rinkos judesį. Šalyje gyvena apie 6,4 milijonai žmonių. Įdomu tai, kad gyventojų skaičius mažėja. Per metus sumažėjo apie 14 000. Vidutinis atlyginimas Bulgarijoje 2026 m. pirmą ketvirtį pasiekė apie 1400 eurų per mėnesį briuto ir per metus augo apie 12,7 %. Čia jau įdomi vieta: atlyginimai auga, šalis nuo 2026 metų prisijungia prie euro zonos, o nekilnojamo turto kainos pastaraisiais metais kilo gana stipriai. Bulgarija nebėra tik pigus apartamentai prie jūros už kavos aparato kainą. Kas vyksta Bulgarijos NT rinkoje? Bulgarijos būsto kainos 2025 metų kilo apie 15% per metus. Čia panašiai kaip Vilniui per pusmetį. Kai kurie rinkos analitikai rašo, kad 2026 metų rinka jau pradeda normalizuotis. Kainos vis dar aukštos, bet pirkėjai atsargesni. O kai kurie užsieniečiai pradeda pardavinėti savo seniau pirktus atostogų namus. Mano akimis, čia yra labai svarbus momentas lietuviui investuotojai. Bulgarija turi 3 NT kryptis. Pirmoji yra Sofija, tai sostinė, darbo vietos, verslas, likvidumas. Jei nori saugesnės investicijos, žiūri į Sofiją. Antra, Juodosios jūros pakrantė. Varna, Burgasas, Zopolis, Svetivlas, Sunny Beach. Čia jau daugiau sezoninis žaidimas, nuoma, turistai, vaizdas į jūrą, bet ir didesnė rizika dėl sezoniškumo bei administravimo mokesčių. Trečia, kalnai. Bansko, Borovets, turbūt Borovets. Ir kiti kurortai. Ten gali rasti pigesnių apartamentų, ypač lyginant su Austrija, Italija, Prancūzija. Bet pirkėjų ratas siauresnis, todėl parduoti gali būti sunku. Su geru brokeriu viską parduosit. Ar verta investuoti Bulgarijoje? Atsakymas: gali būti verta, bet ne bet kur. Kodėl verta? Nes kainos lyginant su vakarų Europą dar atrodo žemesnės. Sofijoje NT kainos vis dar gerokai mažesnės nei daugelį kitų Europos sostinių. Bet atlyginimai auga, šalis įėjo į euro zoną. O tai gali kelti užsienio investuotojų pasitikėjimą. Kodėl reikia atsargiai? Nes demografija nėra idealiai, gyventojų mažėja. Pajūrio objektai dažnai turi sezoniškumą, o pigus apartamentas kurorte ne visada reiškia gerą investiciją. Kartais tai tiesiog pigus apartamentai, kurį paskui pardainėsi ilgiau nei žiūrėjai visą Eurovizijos finalą. Mano taisyklė būtų tokia: jei Bulgarijoje pirkčiau investicijai, pirmiausia žiūrėčiau į Sofiją, tada Varną arba Burgasą, o kurortinius apartamentus vertinčiau tik su labai aiškiais skaičiais: kiek nuoma, kiek mokesčiai, kiek sezonas, kas administruoja ir kiek realiai lieka į kišenę. Brangiausi parduodami objektai Bulgarijoje, luxury segmente, Bulgarija turi tikrai labai įdomių skaičių. Prabangus namai Bulgarijoje kainuoja nuo maždaug 450 000 iki 4,3 milijonų eurų. Vidutinė luxury objekto kaina yra apie 1,4 milijonų eurų. Vidutinė kaina už kvadratinį metrą 3430 eurų. Ką galima rasti brangiausia? Yra didelių vilų prie jūros, namų Sofijos prestižiniuose rajonuose, apartamentų centre, rezidencijų kalnuose ir net aristokratiško stiliaus objektų. Pavyzdžiui, Unique Estate turi prabangų objektų Sofijoje, tarp jų aristokratišką butą šalia Aleksandro Nevskio katedros už 1,9 milijono eurų. Trumpai, Bulgarijos prabangiausias NT nėra Monakas, bet ir 1,4 milijono eurų segmentas ten jau yra realus. Už tos pinigus dažnai gauna daugiau ploto, daugiau žemės, daugiau vaizdo negu daugelį kitų Europos rinkų. Top 3 agentūros Bulgarijoje visada esu tas mėgėjas brokeris, kuris lendu į kitas užsienio rinkas.
Tai 3 yra pagrindinės luxury segmento, labiau žiūrėjau šitą, nes, didelė šalis iš tikrųjų labai buvo sunku suprasti, kas ten per agentūros ir panašiai. Tai yra Unique Estates, Bulgarija, Sotheby's, kaip ir Vilniui mes turim Lietuvoje tokį Loksimo. Daug nežiūrėjau, ką jie veikia, ką jie daro, pagrindai yra prabangus NT, man visada yra smalsu pasižiūrėti, kaip jie dirba, kokie brokeriai, kokie yra jų objektų pateikimai, ką jie turi išskirtinio, koks yra jų žavesys. Ir man šiek tiek juokinga pasidaro, kaip matau kryvas nuotraukos, kurios darytos su telefonais, o kainos objektų milijoninės. Lietuvių tarpininkai lenkia stipriai Bulgarijos brokerius, kad ir labai aukštų segmento brokerius vis tiek lenkia. Aišku, yra įvairių tikrai, kaip ir visur galima rasti tų perliukų, bet įmant bendrą visumą, lietuviai, Bet žinot ką, pas mus tarpininkavimo procentas yra labai mažas, lyginant su kitomis šalimis, ne tik Bulgarija, mes darom daug daugiau, negu iš tikrųjų reikia. Tai pabaigai, ką turim? Bulgarija laimėjo Euroviziją, šalis turi apie 6,4 milijono gyventojų, augantį atlyginimą, NT kainų šuolį, eurozonos efektą ir vis dar pigesnė rinka nei daugelio Europos sostinių. Ar lietuvių verta žiūrėti Bulgariją? Tai bet su galva. Jei nori stabilumo, žiūrėk Sofiją, jei nori emocijos, žiūrėk Pajūrį, jei nori kalnų, pigesnė įėjimo, žiūrėk į Bansko bei nepamiršk likvidumo. O svarbiausia, nepirk tik todėl, kad pigu. NT investicijoje pigumas nėra strategija. Strategija yra vieta, paklausa, dokumentai, nuoma, išlaikymas ir išėjimo planas. Sveikinimai Bulgarijai su Eurovizijos pergalė, o mes stebėsime, ar po bangaranga Bulgarijos NT rinka irgi uždainuos dar garsiau. Ačiū mėlyjeji, jeigu jums patiko šis linksmas video, tai spauskit like, spauskit subscribe, parašykit komentarą, širdelę padėkit. Ačiū mėlyjeji ir gražaus jums likusio sekmadienio. O jeigu žiūrit kitą dieną, gražios likusios savaitės.